Ačiū. Atėjom į Baltiją ir niekur nedėjom. O dabar rimti žmonės, suaugę žmonės. Tai šen, tai ten, tai bėgom, kai žiūrkės lakštų. Kas buvo, kas ten dirbt nebepatinka, ten jau ten. O, pavyzdžiui, nusipirko mūsų laidą toks Šapauskas. Ir hop, tik žiūriu, Albinas bando išeiti ten kitą laidą. Žiūriu tik Filadelfijos į Sportožaurus. Apskritai, kaip pinigai valdo žmonės, kaip laidos keičia savo veidą, kai naujas savininkas koks nusiperka. Tai kas dabar bus, jeigu dabar pas mūsų laidą nusipirks koks magnatas? Tai ką dabar Česlovas, kitaip šnekėsi Česlovai? Nu, nešnekėsiu. Na, kas naujesnė? Nu, programų tinklelis. Česlovas pas mūsų laidoje yra programų tinklelis, prašau. Nu, naujiena, didžiausia naujiena bus mūsų šį sezoną Mindaugas. Na, sezono žvaigždė. Anksčiau dirbęs regioniniai televizijoje, vesdavęs žinių laidas. Taip pat laida kraujas. Bet kadangi Žemaitijoje visi žmonės yra nenormalūs, nukentėjo nuo sovietinio genocido, encefalopatai, tai laida kraujas ir vakaro žinios buvo viena ir ta pati laida. Nu ir šio sezono naujiena, Mindaugas laimėjęs jau Lietuvos žurnalistinį konkursą, paruošęs geriausią laidą. Mes nusižiūrėjom jauną talentą ir pasiūlėme darbą jau lietuviškoje Lietuvos televizijoje, plačioje respublikinėje, taip sakant. Taip, tik kur mato per visą, o Mindaugas yra pats jauniausias mūsų laidos narys, jam yra 3 metai. Labą dieną. Atvažiavau aš iš mažo kaimelio, bet nusiteikęs su naujom jėgom darbui. Žadu parengti tikrai svarbių ir svarių reportažų. Aš esu tikras pavyzdys, kai savo užsispyrimu, 1% talento ir 99 darbo pakliuvau į televiziją. Esu gan, aš kaip Demi Mūras, aš kaip princesė Diana. Nežinau kodėl, bet taip sakė bronius sakyti. Na va, žadu parengti daug gerų laidų apie žmogžudystės, žudynės. Žodžiu, ko reikalauja publika, tą ir darau. Pas musgi žinot visi durneliai. Aš žinau, ko reikia hebrai, tautai. Žmonėms reikia, kad daugiau kraujo parodyt per laidas. Žymus susišaudymai, banditų kivirčai. Taip pat žmonių tas atbukėjimas, neteisybė klestinti Lietuvoje. Mane skagina žurnalistiniam tyrimams. Ne veltui įrodyta, kad kruvinoji publicistika Lietuvoje yra populiariausia. Tai todėl manęs ir pasigėdo. Man paskambėjo ir sako, atvažiuok Mindaugai į Vilnių, daryk laidas, duosim viską, hebra gerą surinksim, žurnalistus, kuriems galėsi vadovauti, taip pat operatorius, aš jums krauju užliesiu radijų šou iš ekrano, aš jums parodysiu, va, kliuriu. Apsiramink, Mindaugai. Apsiramink. Matau, jau kelia ranką klausimus noriu užduoti žurnalistai. Prašau, Almantas su Andrium, bet prašau, šnekėt kaip visada po vieną, nes negalima kartu padaryti, kad jūsų burnas kartu būtų žiopčiotų. Prašau, klausimas jūsų. Aš turiu tokį klausimą Mindaugui. Kaip jūs, atvažiavęs iš, būkim atviri, iš provincijos į Vilnių, galite daryti objektyviai laidas apie tokius žmonėms tikrai skaudžius dalykus, kaip netektis, paskraidimai, išmatymo pažįstami. O tu, pidarastė, kokią nors mirtį matei? Tu tikrą mirtį matei? Aš tavęs noriu paklausti, ar tu susidūrei su mirtim? Tu sėdėdamas čia šiltoj vietoj. Leidžiam tavęs paklausti. Jis, gerbiamas Mindaugai, prašo manęs nerėkti. Norėsiu ir rėksiu. Kiaulė. O tu pidarastas. Kiaulė. Pidarastas, negaliu, aš tau klausyk, normaliai gali man nors išvedį iš salės. Kiaulė. Visų pirma, mane nustebino visiškai nepagarbus šito kiaulės, save vadinančio Demi Mūro, elgesys su žurnalistais. Aš noriu dar pasakyti tokį dalyką. Mane visiškai galbūt jaudina kiti
homoseksualizmas jau senai mokslo įrodytas dalykas, kad nėra liga. Ir tuo labiau negalima tuo disponuoti ir akivaizdžiai žmonių įžeidinėti. O mano klausimas būtų toks. Ką jūs, atvažiavęs iš regioninės televizijos, galite pasakyti mums? Nieko. Mindaugai, sunku kartais atsikratyti kiaulinuko. Talentingas jaunas žurnalistas.